Sveiki. Čia atvira Lietuvos universitetų žinių lyga lyderiai. Kaip kiekvieną trečiadienio vakarą pradedam žaidimą, kurį žaidžia finalinio šešetuko komandos ir pradeda paskutinį tarpusavio susitikimų turą. Komandos toliau kovoja dėl vietos finale ir iš pagrindinio universitetų žinių lygos prizo gali įgyti po vieną krištolinį kubelį arba jau dar toliau kautis dėl krištolinės piramidės. Ir šiandien susitinka ISM komanda ir žaidžia VGTU komanda. Sveiki, aš esu Vytautas Ulozas ir labai tikiuosi, kad šį pavasarį daugiau nebesnigs. Labas vakaras, aš esu Milda Vaičiūnaitė, studijuoju tarptautinį verslą ir komunikacijas ISM universitete. Per metus pažiūriu tiek filmų, kiek metuose yra dienų. Sveiki, esu Povilas Kripas, komandos kapitonas. Studijuoju ekonomiką, mėgstu juoktis ir skaniai pavalgyti. Labas vakaras, esu Juozas Granskas, dėstau diskrečią matematiką ir gamybos procesų valdymą. Kai nedėstau, skaitau knygas ir žaidžiu su galvosūkiais. Labas vakaras, esu Edmundas Brazauskas, dėstau ISM, kūrybingumo studijos vadovas, darbo kryptis, utopinio potencialo vizualizacija. Sveiki, esu Linas Bogdanavičius, VGTU baigiau inžinerinę informatiką. Domiuosi techniką ir istoriją. Sveiki, esu Ieva Markucevičiūtė. Baigiau transporto inžinerinę ekonomiką ir vadybą. Šiuo metu domiuosi šilumos ūkio renovacija. Sveiki, aš Rytis Misiūnas, transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos magistrantas. Domiuosi viskuo, kuo dar verta domėtis. Sveiki, esu Ringailė Lidžiūtė, kilusi iš Pamario. Studijuoju Vilniaus Gedimino technikos universitete, statybos ekonomikos ir verslo magistrą. Mėgstu šokius, muziką ir viską, kas nauja. Sveiki, esu Vitalijus Kiubis. Studijuoju kompiuterinę ir inžinerinę grafiką Vilniaus Gedimino technikos universitete. Na tai ką, tai pradedam žaidimą, kaip paprasta, įžanginių klausimų, už kurį taškų komanda negauna, tačiau ji turi teisę pirmoji rinktis temą. Taigi dėmesio. Futbolo kamuolį sudaro, čia jau žaidžiame artėjančio Europos futbolo čempionato dvasia. Žodžiu, futbolo kamuolį sudaro 32 odos gabaliukai. Ir klausimas, kiek juodų, kiek baltų? 32, 12, gal kokie 12. Tai bus 20 ir... Sakykime, 20-16. Juoda yra 5 baltų. Prašom. Mes manytumėm, kad 20 baltų ir 16 juodų. Nu, tą pusę, bet ne visiškai tiksliai. Aš vis tiek dar duodu šansą pasireikšti ISM komandai. 12 juodų, o kiek baltų tada? 20. Pavila daug nebesvarsom jau. Tai juodųjų yra 12, o baltų yra kiek liko. Nu, saliamoniškas sprendimas. 20, taip. Ar 24, kiek ten sakė? Greitai apsispręskit, Pavila. 12 ar 20? Teisingai, 12-20. 12 juodų, 20 baltų. Šiek tiek tiksliau atsakė ISM komanda. Taigi jie ir turi teisę rinktis. Temą žiūrovams primenu, kad tai yra pirmasis etapas mūsų žaidime. Tai yra minutiniai klausimai. Taigi komanda turi teisę minutę debatuoti, ieškodama atsakymą. Už teisingą atsakymą 5 taškai. Jei atsakymas neteisingas, varžovai gali perimti klausimą ir kiekviena komanda rinksis po 4 klausimus. Taigi pradedam. ISM komanda renkasi temą. Profesoriau, mes renkamės temą audėjai. Audėjai. Viename iš žinomiausių Jungtinių Amerikos valstijų muziejų nuo rugsėjo 23 dienos eksponuojamas nedažytas audinys, pagamintas klasikinė technologija. Audimas įprastinis, bet vis dėlto tai naujovė, išmėginta apie 1900 metus prancūzų Jakobo Paul Combue, turbūt, dirbusio Madagaskare. Audinio gamyboje dalyvavo ir specialistai prašyti dar graikų mitose. Kas šie graikų mitose prašyti pagalbininkai? Minutę. Pagalbininkai graikų mitose prašyti audėjai. Kas čia gali būti audinys blizgantis yra? Tai gali būti auksas. Kas dar gali būti?
Galvojam. Vabžiai negali būti. Gali būti vabžiai, jeigu kokį mitose aprašyti vabžiai, graikų mitose, Edmundai. Mąstam. Įprasnis audimas, Madagaskaras. Ką dar Madagaskaras gali duoti čia? Nedažytas audinys. Tie didieji paukščiai visokie kažkokie buvo Madagaskarė. Gali būti tas, kaip jie. Iš graikų mitų pagalbinai. O graikų mitai, raudonas spalva, kas ten buvo? Čia geltonas. Mantijos. Iš kokių nors tenais... Moliuskų, bet kokių moliuskų. Tai variantas moliuskai yra toks visai logiškas šiaip. Nu, Midijos kažkokios. Ir laukdom atsakymo. Profesoriau, mes manome, kad šie mitose aprašyti pagalbininkai tai bus moliuskai. Kodėl? Tiesiog, nes priėjom prie tokio atsakymo variantą. Moliuskai graikų mitos veikia. Ar veikia? Galvoju, moliuskai. Priima moliuskus ir kažkaip neprisimenu moliuskų veikėjų. Nepriima atsakymų. Šansą turi Gedimino technikos universiteto komanda. Profesoriau, mūsų spėjimas būtų, kad šie specialistai buvo vorai. Kodėl? Vorai? Iš voro gijų. Ir kaip jūs čia taip sugalvojat? Seniausi audėjai, vorai, kasgi daugiau. Seniausi audėjai yra vorai. Amerikos gamtos istorijos muziejuje yra eksponuojama tai, ką kūrė graikų mitose viena iš personažių – Arachnė. Puiki verpėja. Jie Atėnė buvo pavertusi vorų. Taip, tai vorai. Audinys išaustas iš siūlo, Madagaskaro vorų vorateklių siūlo. 2 taškai atitenka Gedimino technikos universiteto komandai ir jie renkasi temą. Profesoriau, mes rinksimės temą įrenginiai. Na, tik pabandykit neatsakyti, inžinieriai. Ar ne? Prie renginių pripratę. Koks vienas principas, labai paprastas klausimas, slypi šiuose vaizduose? Minutė. Moteris laiko tą teleskopą. Teleskopinė lazda, ten teleskopą išleidžiama teleskopinė meškerė. O sunkvežimis yra tas teleskopinis stumoklis. Kur iškelia? Jo, bet tai principas kaip vadintųsi teleskopo principas, nes ten, ten žiūrėk ir kopiečius ištempiamas. Jo, tai viskas. Šitą teleskopinės kopiečius, meškerė teleskopinė. Meškerė teleskopinė, nors čia dar netai pasakysiu iš karto. Pasidieną, kas ten teleskopinė. Nu, meškerė teleskopinė. Ne, pas šitą kraštinį. Šitą policijos lasda, man atrodo. Tai teleskopinė. Mane mušti. Principas ir vadinas teleskopinė. Taip, nes. Dažnai pabaksnauti, kad vėl iškart mušti. Ar kažkaip... Gali patiklinti, kad sustumė. Teleskopinė konstrukcija. Sustumėma, ištraukiama. Teleskopinė. Taip vadinama kaip teleskopinė. Taip, prašom. Mūsų variantas būtų, kad principas tai yra teleskopinis principas, būtent sustumiamos konstrukcijos. Teleskopinis arba principas arba sustumiama konstrukcija. Sustumiamos konstrukcijos principas. Priimam. Na ir galvoju, kad mes be reikalų įdėjom tą paveikslėlį apačioj dešiniam kampe. Nes taip, tai teleskopinis principas. Ir jis tiesmukiškai sako atsakymą. Sveikinam. 5 taškai. Tema renkasi ISM komanda. Profesoriau, mes renkamės temą asociacijos. Labai panašaus principo klausimas. Arba panašių principų sudarytas klausimas. Koks žodis sieja šiuos vaizdus? Minutė. Džipas origami tenai, arba
Gervės. Gervė yra šulinių gervė. Gervė ir žvaigždynas gervė. Džipo gervė prieki, kur Prieki. Gervė, kur tempia. O tas atlikėjų kolektyvas su Tai gervėm. matyt, koks nors kolektyvas gervė galbūt yra tautinis. O ten žvaigždynas turbūt. O žvaigždynas yra kokios žvaigždės tam? Man nedažiūrė, nesimato. O yra toks tikrai žvaigždynas gervė. Krūs. Ne, žiūrėk, yra šulinio principas. Gervė. Kaip aiškiai pasakė. Bet yra ir svirtis dar. Svirtis, bet svirtis daugiau su nieko čia nesipėja. Tai vienas žodis, mes turim žodį, kuris jie 3 vaizdus ir žvaigždynas dar. Taip, džipas turi gervę ten tą ištraukti. Ir be to žvaigždynas į gervę visai panašus. Nu tai tiesiog tokį ir turim variantą. Manau, kad taip ir bus. O su choru, ką? Nu, nežinau. O choras gervė. Gal dainuoja kokie nors žuravliai. Taip, laukiam. Tai profesoriau, mes manome, kad žodis siejantis šios vaizdus yra gervė. Gervė. Ir kur jūs matot čia gervę? Yra daug gervių išlankstytų. Džipo priekyje yra prietaisas vadinamas gervė. Prietaisas iš šulinio ištraukti vandenį gali būti vadinamas virtimi arba gervė, bet to tikriausiai yra gervė žvaigždynas tam pavaizduotas. Na kaip iš dainos jūs čia. Kur Ir čia dar džipė ansamblis pamatyti gervę? Labai jau čia. Ir dar ansamblis žvaigždynas. tikriausiai irgi gervė. Ir kas toks? Ansamblis tikriausiai irgi gervė. Irgi gervė. Nu labai panašus visi čia į gervės. Aišku, šitame ansamblyje. Na ir galvoju dabar. Ar ne per lengvus klausimus mes čia užduodame? Rodom atsakymą. Taip, tai gervė. Yra ir toks žvaigždynas, yra ir sulankstomos gervės, yra vilkimo mechanizmas. Kai čia padidinam, tai beveik suprantam, bet kai džipą rodom, kur čia gervė, tai čia jūs jau nepaprastai žvalgus gamtos stebėtojai. Gerai, 5 taškai atitenka SM komandai. Sveikinam. Tema renkasi VGTU komanda. Profesoriau, mes renkamės paskutinę temą - teritoriją. Teritorija, gerai. Taip, klausimas skamba taip. Pirmasis įsteigtas 1805 metais Danijoje. Gamelemo seno pelkėse. Pasaulyje šiandien jų 1000, o Lietuvoje 6. Paminėkite vieną esantį Lietuvoje. Tai gerai, draustinys. Kas tokia? Žuvininkų rezervatas. Žuvinto, žuvininkų. Bet ne rezervatas nesiskiria nuo draustinio. Ką? Gal žuvintas rezervatas nesiskiria nuo draustinio. Gal... O tai gal rezervatas ir yra? Bet tai galim sakyti tą, kurį garantuotai žinom, nes prašo tik vieną. Vardint, kiek išeis, kurį nors pataikys. Ne, tai pasakykit, paminėkit vieną. Tai gerai, tada jam draustinys. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Tai, nacionalinis parkas, ten ne draustinys. Jis nebuvo pirmas ten Danijoje. Nebuvo. Nacionalinis parkas pirmas Yellowstone'as. Nu tai tada draustinys. Ar rezervatas? Arba žuvintas. Bet apskritai kas? Koks atsakymas? Man čia Galutinis. turėtų tik draustinis ir rezervatas. Tiesiog saugoma teritorija gamtos. Tai tas turėtų... Nebūt nacionalinis parkas irgi saugoma ten teritorija. nacionalinis... Plius ten pelkės. Tai draustinis? Draustinis brūkšnelis rezervatas ir čia kėluristas arba ten dar. Taip, laukiam. Mes manome, kad tai yra draustinis arba tiksliau rezervatas ir Lietuvoje pavyzdys būtų žuvinto. Žuvintas kaip pavyzdys. Draustinis arba rezervatas. Priimu atsakymą. Ir galvoju dabar, kaip čia elgtis man. Kaip čia elgtis man. Mūsų paklauskite. Jūs jau žinosit. Mes turim variantą. Kitą variantą. Kitą turit variantą. Taip. Nu, aš dabar, žinokit, imsiuos taip šalia taisyklių ir pasversiu atsakymą. Jų ir jūsų. Ir nuspręsiu. Tai... Prašau. Vytautai. Mes manome, kad tai yra nacionaliniai parkai ir pavyzdys būtų, pavyzdžiui, Aukštaitijos nacionalinis parkas. Mano eksperimentas pasiteisino. Tai reiškia, kad teisingai atsakė. Apsisprendžiau. VGTU komanda. Dėl to, kad tai yra rezervatai. Ir pavyzdys yra žuvintas, visiškai atitinka. Tik tai rezervatai ir draustiniai yra skirtingi dalykai.
Draustinių yra daugiau negu rezervatų. O nacionalinių parkų nėra 6, yra regioniniai parkai. Štai kodėl žymiai arčiau teisybės buvo ir galvojau, kiek čia dabar leisti jiems pasireikšti. Jeigu jų būtų jūs apkaltinę dėl draustinio, tai būčiau jiems suteikęs atsakymą. Manau, kad saliamoniškai pasielgiau, ačiū, neleisiu gyti. Čia labai puikiai pažintinė priemonė, kokie yra Lietuvoje rezervatai. Ir žiūrėkit, kaip reikia kirčiuoti Žuvinto, Čepkelių, Kamanų, Viešvilės, Kernavės ir Vilniaus pilių. Ačiū, labai gražus klausimas. Taip, kas renkasi temą, palaukit? Mes. Taip, esam komanda renkasi temą. Profesoriau, renkamės temą rašalas. CPS, Liuliusoso ir dar kelios kompanijos gamina specialų rašalą kompanijų Epson ir Canon spausdintuvams. Šiuo rašalu atspausdintais spaudiniais labai džiaugiasi vaikai, nors jo tinkamumo trukmė mažesnė. Kuo ypatingas šis rašalas? Minutė. Yra valgomas. O vaikai viską mažį deda į burną. Kvepiantis. Knapas vaikus nedžiugins. Bet labiausiai džiaugiasi, kai būna ant tortų, kur spausina tas nuotraukas. Aha. Tai čia toks vienas variantas, o daugiau. Bet čia spausdintuvams. Tai spausdintuvas jis išpurkš bet ką, iš esmės. O daugiau turim variantų dar, pamąstom, ką nors dar. Kuo dar vaikai gali džiaugtis? Tinkamumo trukmė mažesnė, tai čia su maistu derinasi. O dar vaikai kuo džiaugiasi. Kad spalvotas, tai šiaip spalvotas būna. Vaikutės arba kur nors pripučiami daiktai, kamuoliai, nežinau, bet čia... Neįsivaizduoju, labiausiai džiaugiasi vaikai, tai iš... Ypatingas rašalas tuo, kad jis yra valgomas. Tai ten ant tortų, ant pyragaičių turbūt išpurškia tą paveiksliuką. Prašom. Tai profesoriau, mes turim vieną variantą ir tai būtų, kad šis rašalas yra valgomas. Galima įvalgyti, ta prasme. Visi vaikšto mėlynom burnom, ne? Nebūtinai mėlynom burnom, bet... Ar juodom? Vaikai turėtų džiaugtis. Rašalas, taip? Nu, kaip tada jis valgomas? Pavyzdžiui... Su samteliu? Galima spausdinti, ten berods mačiau kažkur siūlo tokią paslaugą ant torto, nuotrauką ir ten panašiai. Gumos ten ir panašiai visokie dalykai. Nu, gražu. Šiaip įsivaizduoju, valgomas rašalas, jis kaip koks nors patiekalas, kaip čia atrodo. Iš tikrųjų, komanda yra teisi. Jis gaminamas iš maistinių dažų. Ir tai yra spausdintuvų rašalas. Ir tai yra valgomas spausdintuvų rašalas. Ir juos spausdina ant specialių vaflių bei kitokių konteinerius gaminių. Sveikinam. Taip panašiai. Taip. Tema renkasi. Vagadių komanda. Profesoriu, mes jamam temą muitinė. Muitininkai sulaikė krovinį, kuriame aptikta, vardiju, džiovintų jūrų arkliukų, lokių tulžies pūslių ir tulžių, raganosių ragų, saigų ragų, skujuočių žvinų, tigrų kaulų, vėžlių šarvų. Kokią veiklą užsimanti įmonė buvo užsakiusi šias medžiagas? Minutė. Alternatyvia medicina. Nes visi čia tie stebuklingi. Gerinantis potenciją ir visą kitą. Gerai tada suformuluojame. Įmonė užsiimanti tradicinę rytų mediciną. Būtent rytų? Jo. Manau, nes čia yra ta būtent traditional Chinese medicine. Nes būtent tie tigrų kaulai, raganosių ragai. Lokių, lygi ten sunkiai iš tų lokių ten tą gyvastį. Tai jie dezintegruoja lokius. Pradžių iš gyvos ir bet dar ten kol... Alternatyvios medicinos, aš nesakom. Gerai, tada mes jau lyg ir aptariam. Prašom. Taigi, profesoriau, mes manome, kad įmonė užsiema veikla, kuri yra tradicinė rytų medicina. Nors, aišku, čia
įmonė tai iš tikrųjų užsiėmė kontrabandą, bet jau jos veikla turbūt buvo tradicinė rytų medicina. Buvo užsakiusi. Užsakiusi. Vadinasi, nieko baisaus, čia nesijaudinkit. Šitos klaidos nepriimsiu, jeigu jį būtų klaida, nes kontrabandininkai vykdė užsakymą, čia nieko baisaus. Bet, ir kaip jūs rimtai žiūrite į tokius priemonės, jeigu tai yra medicina? Jūs ką, tikite? Ne. Raganosių ragais? Rytai tiki. Ko tik jie nevalgo ir negeria. Na ir ką? Čia tik tai šiek tiek yra, galiu tik pasakyti, kad iš pradžių aš pagalvojau, kad čia kokie nors afrodiziakai, tas sąrašas. Bet pasirodo egzistuoja afrodiziakų sąrašai. Ir šitame sąraše nėra labai svarbių elementų, tokių kaip ženšenis arba elnių ragai. Tai vadinasi, tai ne afrodiziakai, kažkas kita. Ir iš tikrųjų visiškai teisybė GTU komanda. Tai kinų tradicinių vaistų gamyba. Taip, 5 taškai. Liko dar 2 temos. Ir temą renkasi ISM komanda. Profesoriau, mes renkamės temą sėkmė. Trumpas klausimas. Jimo Corbeto, matom gyvenimų metus, sąskaitoje 33, o jų sąskaitose 1200 žmonių. Kokia unikalia veikla pagarsėjo Jimas Corbetas? Ar žinot, kas nors? Tai fantazuojam dabar. Sąskaitoje 33, o jų sąskaitose 1200. Čia negali būti tas tinklinis pardavimas. Gali būti, bet jis yra su kareivio uniforma. Bet tai... Jis po karo galėtų užsimti, principę, tinklinis tas pardavimas. Žiūrim toliau, ką dar. Jeigu kitą variantą, jeigu koksai Brituose tigrų medžiotojas. Vienas buvo nukalėta. Kaip variantas. Įdomus variantas. Dar turim nežinau, laimėti kažką galėjo. Išgelbėjo žydus. Išgelbėjo gyvybę. Unikali veikla, bet tigrų medžiotojas man patinka. Kas tigrų medžiotojas? Tigrų žmogėdrų. Neturim vis tiek daugiau variantų. Čia klausimas tai eik nesavo. Kokia unikali? Matai girdėti labai. Čia uniforma dera prie to. Dera. Čia vienas iš... Labai gali būti kažkas tokio. Taip. Donė? Profesoriau, turim vieną variantą, jį pateiks dėstytojas Edmundas Brazauskas. Variantas toks gan iracionalus. Bandytume spėti tokiu variantu, kad tai yra didysis skaičius, tai yra nukentėję nuo tigrų žmogėdrų, galėjo būti vienas kitas leopardas buvo, o čia jo sumedžiotų plėšrūnų skaičius. Žodžiu, trumpai suformuluokim, tai yra, kokią veiklą užsimėjo, Jimis Corbetas. Užsiminėjo plėšrūnų žmogėdrų medžioklę. Plėšrūnų žmogėdrų. Taip. Paminėjot tigrus leopardus, taip? Įdomiausia, kad Jimis Corbetas medžiojo specialiai tuos, kurie darė blogą tokiems pat kaip Jimis Corbetas. Taip, tai tigrų ir leopardų žmogėdrų medžioklė. Jimis Corbetas buvo sumedžiojęs 19 tokių tigrų ir 14 leopardų, nuo kurių kaip tik nuo šitų žmogėdrų žuvo daugiau kaip 1200 žmonių. Taip, man atrodo, ISM komanda pati dar netiki, kad pataikė. Tiesiai. Sėkmė yra čia. Teisingai, dar klausimas sėkmė. Sakėm sėkmė. Sėkmė. Šaunuoliai, 5 taškai. Na ir GTU komandai lieka medžiai. Taip? Skaitau klausimą. 34 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Rooseveltas pradėjo projektą, kurio metu pasodinta 220 milijonų medžių. Jie sudarė virš 30 000 juostų. Bendras jų ilgis buvo apie 30 000 kilometrų. Fermeriams už projektų įgyvendinimų sumokėta 75 milijonai dolerių. Kokia pagrindinė šio projekto paskirtis?
tas baulas, dulkių katilas turbūt, kur erozija buvo nežmoniška. Ir tada tengi prasidėjo badas vidury. Tai gal, nes tengi buvo nežmoniška erozija dirvos ten nuo Rimo. Tai kad su... Gerai, tai dabar vėja. Dar kokių versijų. Ta prasme, dirvos gadinimą, kad... Gerai. Prie Kanados sienos. Prie Kanados sienos ten gal ir taip miškai? Ten taip miškai, ten nėra tiek tūkstančių. Bet vėliava, tai reiškia sodino. Kad jie nebeužsimtų ūkio veiklą. Tai tada, kad blokuoti vėją, kad sustabdytų dirvos eroziją. Kaip Kuršių Nerijai, kad sodina krūmus, kad laikytus. Gal šis galime nesakyti, tiesiog stabdyti dirvos eroziją. Tiesiog, tarkim, nuo vėjas. Tai tada... Nes aš daugiau, dėl dar kokiai nors antrą pasaulinio karo lėktuvų gamybų. 30 nors tai užteršta labai. Gal 2 kartus orui valyti, bet čia dar ne tie metai, kai paslėpti karinius objektus irgi. Prašom. Profesoriau, mūsų versija buvo, kad pagrindinė šio projekto paskirtis buvo sustabdyti dirvos eroziją, nuo kurios labai nukentėjo vidurio JAV. Priimam. Atsakymas - sustabdyti dirvų eroziją. Taip? Iš tikrųjų, projektas vadinosi Great Plains Shelter Belt. Didžiųjų lygumų apsauginė juosta. Tai štai, o jo tikslas buvo kovoti su sausringumu JAV lygumose ir stabdyti dirvų eroziją. Jonas Audras. Sveikinam. Taip, 8 temos. Baigiam. Rezultatų skirtumas dar nelabai didelis, viskas priekyje. Bet pirmiausia, antrasis mūsų žaidimo ratas, namų darbai ir pirmieji klausia ESM komanda. Prašom. Niujorko centrinėme parke yra atvira erdvė vadinama avių pieva, Sheep Meadow. Bet avių ten nepamatysite. Pasirodo, kad parko kūrėjai Frederick Law Olmsted ir Calvet Voix manė, kad avys ne tik patreš pievelę, patrumpins jo žolę, bet taip pat sukurs romantišką ir raminančią senosios Anglijos atmosferą. Todėl 1864 metais 200 avių ėmėsi darbo centrinėme parke. Kodėl praėjus 73 metų Niujorko centrinėme parke avių nebeliko? 70 metų. 1934. Tai čia depresija. Išgaudė žmonės ir suvalgė. Benamiai, ten visokių buvo. Tai ne vien benamiai, visi prastai gyvena. Niujorko gyventojai išgaudė ir suvalgė. Bet šiaip ten apsigyveno žmonių. Tai didžiosios, tada reikia taip didžiosios depresijos metu apsigyveno žmonės. Bet gal jiems nebūtina buvo gyventi parke, pasiėmė avį ir nešiesi namą. Gali ir nešti, bet tiesiog ten buvo tokių, kurie ir benamų ir liko daug. Todėl, kad miestai badaujantis, skurstantis miesto gyventojai suvalgė. Suvalgė. Kaip ten badaujantis, skurstantis, jo, nes ten kaip tik buvo. Nepolitkorektiška. Gerai, bandysi atsakyti jau? Gerai, galės. Neturi iš ko rinktis. Tai pala, o daugiau, pala, gerai. Karas buvo... Ne, karas. Bent gal koks mobas, ten vis išnodėjo, bet... 30 Triukšmas jas baidė, labai ten lakstydavo. Gal bandant tą logiškiausią. Tai profesoriau, į klausimą atsakys Eva. Mes pasitarėme ir manome, kad tuo metu buvo didžioji depresija ir avis gaudė ir valgė skurstantis miesto gyventojai. Todėl teko jų atsisakyti, kadangi jos nuolat dingdavo mįslingai. Dingdavo mįslingai. Didžioji depresija. O anksčiau kažkodėl nereikėjo šašlikų, ne? Vaikščiuojančių. Dar nebuvo tokie desperatiški žmonės. A, ne? O kokį jūs turėjote atsarginį variantą? Nelabai logiška, kaip jau pasakyti, kapitonė. Kad smogas avis užmušė. Aha, bet atsisakėt šito ir didžioji depresija dėl vargo ir skurdo. Taip. Na, komentuojat, kapitonė. Labai jūs norėjote tas avis pribaigti, čia žiūriu, kad suvalgėte jas ir panašiai. Iš principo atsakymas yra teisingas, tiesiog tas avis iškėlė didžiosios depresijos metais, kad būtent tas nenutiktų jums, ką jūs pasakėte. O jūs norite pasakyti, kad pretekstų ne vieno nebuvo. Kažkoks matyt turėjo būti. Jeigu pradėjau gaudyti tas avis. Gali būti, bet čia ir taip atsakymą mes priimam. Priimate atsakymą. Pritariu. Man atrodo, ir geras klausimas, ir geras atsakymas. Sveikinam abi komandas. 5 taškai Vagudų komandai.
Taip, na ir jūs klausėt jūs dabar jau. Taigi, mūsų klausimas irgi iš JAV temos, taigi I-12 nacionalinio saugumo kompleksas, atidarytas 1943 metais, buvo naudojamas sodrinti uranui, kuriant pirmąją atominę bombą. Komplekse buvo įrengti elektromagnetai, kurių rytėms buvo sunaudota 14 700 tonų sidabro, paimto iš JAV iždo. Sidabro pasirinkimo priežastis buvo ne vien jo techninės savybės, tokios kaip didelis elektros laidumas. Dėl panašios priežasties nuo 1941 metų buvo uždrausta blizganti JAV gaminamų automobilių apdaila. Kokia buvo antroji sidabro pasirinkimo I-12 strateginio komplekso magnetų rytėms priežastis? Ilgas klausimas. Na, bet ką darysi? Sukitės. Pasirinkimo priežastis buvo ne techninės savybės, kaip didelis elektros laidumas, su standartas, kad tai buvo pririšta valiuta prie... Tai man ir ta mintis atėjo, kad atsisakė jie. Jo, kad tiesiog negalėjo. Bet sidabras lyg ir nedalyvavo aukso standarte. Galėjo vogti. Dalyvavo, bet vėliau, man atrodo. Nes jeigu JAV gaminamų automobilio apdaila, tai jinai buvo uždrausta JAV dėl to, kad galbūt vogdavo dažnai, pavyzdžiui, arba... Kažkaip dėl riboto negalėjo sau leisti naudoti, tarkim, ar dar dėl... Kas auksas per brangus buvo? Arba per brangus, arba sakau, kad buvo... Tik aš neatsimenu metų, kada įvestas aukso standartas, bet... Buvo pasiūstas bimetalinis standartas ilgą laiką. Jiems tiesiog atliko nenaudojimo to sidabro, noriu pasakyti, bet tai kodėl dėl to draustų apdailą blizgančią? Nėra logikos. Nesijam. Blizganti JAV gaminamų automobilio apdaila. Tai laidai elektrai, atspindinti, vaginti, žlibinanti. Na, prašom. Įvario reikėjo karo pramoniai. Taip. Profesoriau, mes manome, kad antroji sidabro pasirinkimo priežastis buvo tokia, kad buvo karo metai ir visas varius buvo naudojamas karinėje pramonėje. Todėl vietoj vario buvo naudojamas sidabras. Karinė epocha, varis naudojamas ten ir sidabras. Komentuojat? Taigi, jūs mačiau ėjot ten prie aukso, bet paskui teisingai padarėt, kad ėjot ne ką galėjo, o ką turėjo panaudoti. Tai būtent taip, visas varis buvo sunaudojamas amunicijos pramonėje, o blizganti apdaila dingo todėl, kad chromas taip pat buvo strateginis metalas, kuris buvo irgi uždraustas naudoti. Taigi sveikinam. Didelis ilgas klausimas, bet įdomus. Ir įdomus atsakymas, kad sidabras nėra joks strateginis metalas. Čia man gražu. Gerai, sveikinam iš tikrųjų. Išklausim ir už atsakymą. Abi komandas. 5 taškai. Esam komandai. Profesoriau, mes norėtume padaryti keitimą. Prašom, prašom. Keisime Mildą į Simoną. Prašom. Sveiki, esu Simonas Čepėnas, studijuoju ekonomiką ir politiką ISM vadybos ir ekonomikos universitete. Mėgstu skaityti daug ir apie viską. Tai štai, pradedam paskutinį, trečiąjį turą greitųjų atsakymų į klausimus turą. Primenu žiūrovams, kad klausimas susideda iš 5 teiginių, 5 užuomenų. Atsakiusi pirmai, komandai įgyja 5 taškus. Jeigu atsako neteisingai, perina klausimo teisę kitai komandai. Taigi, prašom, pasiruošiam. Kapitonai pasiruošiam. Pirmasis klausimas. Koks šios tautos pavadinimas? Tai Šiaurės Afrikos tauta. Šios tautos nacionalinio judėjimo vėliava atrodo taip. Jūs tai patenkinti žiūrit? Tai prašom atsakyti jau. Man pasidarė iš jūsų veidų išraišką, lyg tai jau žinot tvirtai atsakymą. Mes pagalvojame apie berberus. Tai pagalvojot ar pasakote? Ne. Nesakote. Ar pasako? Sako. Tebūnie berberai. Na, pasakėm garsiai. Nu ir kaip kartais sakom, aklai vištai grūdas. Nenorėjo atsakinėti. Netyčia atsakė, tai berberai. Čia yra daugiau gražių teiginių. 711 metais į Iberijos pusiasalį įsiveržusi kariuomenė buvo sudaryta daugiausiai šios tautos karių. Pavardės 11 amžiuje tauta buvo arabizuota.
Jis siejama pavadinimas tautos su graikų kalbos žodžiu, barbaros, barzdotas, piratai Viduržemio jūros buvo vadinami šios tautos pavadinimu. Nagi štai, kas įvyko, kaip ir prognozavau. Vienu staigiu judesiu, vienu komandai jau pradeda nugarą alsuot. Esam komanda. Gerai. Antrasis. Kokia tai medžiaga? Tarptautinis jos pavadinimas lietuviškai reikštų vilko puta ar vilko grietinėlė. Tai lūpus. Kas? Mes manome, kad tai wolframas. Nu ir ką, mėliai? Teisingai nusiminėt. VGDU komanda gerai atsakė. Taip, tai wolframas. Ir čia buvo daugiau teiginių dėl panašaus tankio naudojamas auksui klastoti. Iš šios medžiagos gaminamos šarvamušių sviedinių kulkų šerdis. Tai vienas sunkiausių žinomų metalų. Lydosi tik tai 3380 laipsnių temperatūroje. Labiausiai žinomas jo panaudojimas lempučių gamyboje. Taip, tai wolframas. Sveikinam. Vėl šiokį tokį solidesnį atstumą išlaiko VGDU komanda. Taip, trečiasis. Dėl ko šie augalai vertingi? Rojinis šalmis, indinis kanaris. Čia, Povilai, tau indų visokie ten smeigtukai žinomi. O apie augalus ar žinosi? Keturlapė makadamija, mentūrinis kolomedis. Ant šių augalų auga riešutai. Arba bent jau mes jų sėklas valgom kaip riešutus. Ir iš kurio čia nusprendėt? Iš makadamijos. Kanario, makadamijos, iš makadamijos. Į studentų maistą būna įpilta. Na ir ką dabar? Baltoji karija, migdolinis kariokaras, lasdyninis čiliukas, italinė pušis. Ir taip toliau, jau apie anakardę ir lasdynį nebešneku. Taip, tai riešutiniai augalai. Ir po antrojo teiginio 4 taškai keliauja VGDU komandai. Nu ir kas čia vyksta? 11 taškų, pas mane klausimų 3, ne 4. 4, dar 20. Gerai. Esam komanda, stebėkit aikštę. Įdėmiai, kas vyksta. Kas ši prieštaringa istorinė asmenybė? Šio veikla per pirmąjį pasaulinį karą pagarsėjusio. Nu, nesiaudik, dar nieko nepasakiau. Tomas Edvardas Lorenzas, taip pat žinomas kaip Arabijos Lorenzas. Arabietis. Nusiautėjot jūs čia. Iš to pirmo teiginio. Ką jūs pasakėte dabar? Iš nuotraukos mes pažiūrėjome. Iš nuotraukos? Iš 1888 metų. Pažįstat. Geras. Siautėje. Nu taip tai Lorenzas. Žinomas Arabo Lorenzo vardu. Tai keliautojas, archeologas, lakūnas. Labiausiai išgarsėjęs politinė karinė veikla. Žuvo per motociklų lenktynės, stengdamas nekliūti trasoje pasipainiusių vaikų. Istorinę pravardę gavo vadovaujant Arabų sukilimui prieš Vokietijos sąjungininką Turkiją. Taigi, įdomus žmogus ir iš pirmo teiginio esam komanda. Pelnų 5 taškus. Sveikinam. Taip, liko 3. Na, čia viskas dar įdomiai dedasi. Koks šio augalo pavadinimas? Lotyniško šios žolės pavadinimas Hypericum perforatum. Jis didina odos jautrumą šviesai. Perforatum reiškia, kad jo lapai atrodo lyg skylėtis. Profesoriau, mes manome, kad tai yra gyslotis. Blemba, jau. O pas mane ne taip parašyta. Auč. Ar gysločio lapai yra skylėti, atrodo?
Trečiasis teiginys - tai gerai žinomas vaistinis augalas, dažnai naudojamas kaip dezinfekcinė prieš uždegiminę medžiagą. Juo gana dažnai apsinuodė žolėdžiai gyvuliai. Rusiškai jį vadina žvėrmušiu, o dalyje kalbų siejama su gerai žinomu šventuoju. Jo žiedai atrodo taip. Bandote? Mes bandom, kad tai raktažolė. Mes bandome, kad tai yra jonažolė. Jonažolė, priimam. Taip. Paprastoji jonažolė. Vagadų komanda 1 taško negijo. 1 taškas keliauja ESM komandai. Taip, rezultatas O, tik 5 taškai. Viskas bus dabar. Kokia tai žaliava? Pavadinimas kilęs iš lotyniško žodžio dėmė. Pradėta naudoti Vokietijoje 18 amžiuje. Lotyniškai dėmė. Perdirbant į produkciją, ji valoma, malama, skiedžiama vandeniu, balinama, taurinama. Sovietų sąjungoje tai rinko pionieriai. Makulatūra, kas? Profesoriau, mes manome, kad tai yra makulatūra. O surinkusiai dažniausiai gaudavo ženklelį milijonas tėvyniai. Taip, mėlyjei, tai makulatūra. Trys taškai keliauja ESM komandai ir štai. Na, įdomu. Kaip televiziniam žaidimui, tai pats įdomumas. Viską lems paskutinis, o ESM komanda jau prie to pratusi. Vienas tik pralaimėjo, žiauriai, ne, kiek atsimenu, paskutinio sekundę. O kitas tik be nelaimėjo, lygiai taip pat, paskutinė sekundė. Na, žiūrėsim, kas čia bus. Vagadų tokios patirties regis neturi. Kas šis personažas? Žinomas iš 4 animacinių filmų, kurie buvo skirti vaikams, bet mielai žiūrimi ir suaugusių. Vienas iš svarbiausių išskirtinių šio personažų bruožų - žalia spalva. Profesoriau, mes manom, kad tai Šrekas. Na, štai ir neteisingai. Jam buvo 50 metų, kilmės šalis Afrika, jis dirbo viename zoologijos sode. Kas, Grinčas? Palauk, paskui dar vieną galim palaukti. Ne viename Rusijos mieste šiam personažui, kartais vienam, kartais su draugais pastatyti paminklai. Krokodilas Gena, tada jo. Profesoriau, tai bus krokodilas Gena. Zoologai nustatė, kad pagal išvadą jis ne krokodilas, o aligatorius. Bet taip, tai krokodilas Gena. Ha. Lygu. Dar to nebuvo. Taigi, gerbimieji, televizijos žiūrovai ir mėlyjei žaidimo dalyviai. Pirmas į šį sezoną sužaista lygiosiomis, o kadangi yra neatkrintamosios kovos, o turnyras, tai mes įskaitome lygiasias. Todėl kviečiu abiejų komandų kapitonus. Sveikinat ir nepykite, negausit nė vieną skubelį. Jis liks man. Komandos sveikina vieną kitą. Malonu, buvo smagu. Lauksiu, iš tikro lauksiu. 2 klausimus taip ne. Pirmas iki įgėjau šansą ir aš į kubelį. Kubelį pasiimu aš. Ačiū žaidimams. Vakar filmą žiūrėjau. Aš irgi mačiau, kad žinai, jau